Sveiki, čia YouTube kanalas Lifas FPV dronai, mano vardas Raivis ir čia yra vienas iš video playlisto, kaip mes statome Flyfish Volador droną. Playlistas yra video aprašyme, visas dronas yra ir pastatytas, aš jį ir išbandęs, ir užprogramavęs pilnai. Kas norite su manim pastatyti droną, žiūrėkite šitą playlistą, geriausia pradėti žiūrėti nuo pradžių. Čia vienas iš mano pirmųjų video, tai jis toks pakankamai lėtas, aš nerepetavęs viską dariau, tai aš tai pasižiūrėjau, ten jį geriausia žiūrėti, jeigu galite YouTube nustatymuose pasidaryti 1,5 arba 2 kartus didesnį greitį. Viskas greičiau eis, galėsit susilėtinti, kur norite, jeigu ten tam tikras detalės pasižiūrėti. Kitas dalykas, šitas kanalas yra visai nemokamas. Aš ir Justas, kuris yra mano redaguotojas, man padeda šitą kanalą gyvą laikyti, taip sakant. Mes jokių pinigų už tai neprašom, bet aš sukūriau Patreoną ir jeigu norite mus paremti, galėsime daugiau video daryti, daugiau dalių pirkti ir daugiau dronų statyti, galite mus Patreonę parinkti. Irgi linkas turėtų būti video aprašyme. Dar vieną dalyką norėjau paminėti, kad žmonės, kuriems nepakanka tų žinių arba nori daugiau struktūrizuoto tokio mokymosi apie dronus, aš tada siūlau užsirašyti į kursus. Yra tokia dronų mokykla Lietuvoje, dabar vadinasi dts.lt jų websaitas. Aš tarp kitko su organizatoriais tų kursų, jų pagalba pats Ukrainoje su kariais treniravausi ir keli žmonės kaip tik dirba su ta mokykla dabar. Ir jeigu jūs pasinaudosite kodu DTS5 ir aš į video aprašymą įdėsiu, nuėję į website, jeigu užsirašysite į kursus, gausite 5% nuolaidą. Ir to pačiu mokykla, tie kursai rems mane. Tai tokia apipusė nauda, padeda mūsų kanalui gyvuoti. Tai sėkmės visiems, jeigu yra klausimų ar patikslimų, rašykite komentaruose. Šitas video bus toks, mano asmeninė nuomonė, pats maloniausias ir įdomiausias, neskaitant jau pačio paskutinio etapo surinkimo, kai uždedam viršutinę plokštę ir prisegam bateriją, bet iki to tai yra toks maloniausias dalykas, kai galime gražiai sudėti visą elektroniką ir visas detalės, dar be litavimo, be nieko, bet taip gražiai, pasižiūrėt, kad viskas mums telpa, tinka, dydžiai atitinka ir taip toliau. Pradėsime prisukinėti motorus iš principo. Aš kaip sakiau, aš naudoju didesnius motorus, nes čia yra 6 inčių dronas statomas. Vėlgi priminsiu, skirtumas tik tai kojų ilgyje ir motorų specifikacijai. Mano patarimu, jeigu statėte 5 inčių, tai jūsų visas rėmas yra viskas tas pats, tik tai kojas truputį trumpesnės ir motorai bus šiek tiek mažesni. Pas mane, jeigu matote, yra 2506 dydžio, 25 tai yra 25 mm skersmuo ir 6 mm aukščio yra magnetai tenai. Aš apie motorus atskirą video padarysiu, kad jūs geriau suprastumėte, ką visą tai reiškia. Mano motorai tiesiog šiek tiek didesni, bet skylučių dydžiai jų tarpai tarp 16 yra milimetrų. Atrodo, čia reikia. Jo, 16 milimetrų yra nuo čia iki čia. Šitas skylutės svarbiausia, kad atitiktų. Tai jeigu jūs sekate mano patarimu, jūsų motorai turėtų būti 2207 arba labai panašus ir kV jūsų turėtų būti 1800 kV. Tai yra greitis motorų 1500 kV reiškia, kad jis apsisuka 1500 kartų per minutę, duodant 1 volto įtampą. Pradėsime mes tvirtinti motorus prie kojų. Su motorų komplektu turėtų ateiti vežlė, kuri priveržia propelerį ir 4 varžtai motoram. Dabar dėl varžtų yra labai svarbus vienas dalykas, kad kai tvirtina motorus, pirmą įkiškite varžtą ir pasižiūrėkite, per kiek jisai išlenda. Yra labai svarbu, kad jisai nebūtų ilgesnis negu motoro ta tvirtinimo plokštelė.
Čia aš kiek matau, jisai netgi trumpesnis yra šiek tiek, bet iš principo ilgis yra, su tuo ilgiu galima gyventi. Aš norėčiau, kad jis 1 milimetru būtų didesnis, bet kokie tiksliai varžtai čia mes galime pamatuot greitai. Aš kiek suprantu, jis yra 8 mm, gal tiktų netgi 9 mm, 8-9 mm, bet šitie varžtai, kur pas mane atėjo taip toliau. Svarbiausias yra dalykas, kad jie varžtai neišlystų aukščiau negu tvirtinimo plokštelė šita. Nes va čia yra variniai laidai, kurie jie yra izoliuoti, bet jeigu tas varžtas išlindęs, kaip prisiveržia, jeigu jisai yra per ilgas, jisai gali pažeisti izoliaciją šitų apvijų ir tada tiesiog varikliai užsitrumpintų, sugadinsit variklį, reikės naują pirkti. Tai va. Svarbu vienu žodžiu, kad jeigu, sakysim, jeigu mes dabar įsuksime, kad neišlystų per daug ir kad neliestų jokių laidų, kurie matosi čia šitam variklyje. Tai va, dabar tiesiog prisuksime. Pasistengkite, kai tvirtinsite juos, žiūrėkite, kad laidai eitų link drono korpuso, kad skylutės, ta prasme, neprisukite jų taip. Čia jau bus nei gražu, nei funkciškai tinkama. Tai va. Pradėsime. Tai va, čia vieno varžtelio užtek. Arba netgi tiesiog 2 varžtelius įsuksime, kad jie laikytų. Bendrai paėmus tą variklį. Taip pat, kaip matote, jie yra patepti tuo mėlynu Loctite, mėlynu, kreipkite dėmesį. Ir jeigu jūsų variklio varžteliai atėjo be Loctite, būtų gerai, kad jūs nusipirktumėte jo. Aš įdėsiu linką. Aš jų dabar čia per daug nepriveržiu. Maždaug, kad tie varikliai taip laikytųsi. Matom, kad laidai pas mus pakankamai ilgi. Mes paskui juos nukirpsime. Atitinkamo ilgio ir taip toliau. Kol kas viskas čia pas mus matosi tvarkoj. Šitus varžtelius mes atidėsime į šoną. Nepasimestumės, gali būti, kad reikės tas variklis nuimti, bet dabar tik tai pridedam pažiūrėti, kad pas mus viskas dydžiai atitinka. Taip toliau turime šį greitai antrą variklį. Įstatysim. Čia atsakau, aš naudoju šitos firmos Zing. Varikliai čia iFlight kita firma. Aš nelabai dar gaudus, kas gamintas. Taip toliau. Bet vienu žodžiu, varikliai yra Zing firmos. Parduodami jie kaip iFlight. Ar čia ta pati kompanija, ar čia modeliai, aš tiksliai negaliu pasakyti. Pakol kas. Aš irgi apie visas dronų dalis padarysiu atskirą video, apie variklius, apie FC, ESC ir rėmus ir taip toliau, kad jūs turėtumėte kaip bendrą supratimą. Ten nebus mokslinis darbas, bet tiesiog, kad bendrą supratimą turėtumėt, bet bent jau turėtumėt supratimą, kur ieškoti daugiau informacijos, jeigu norite tiksliau pasiaiškinti apie visą dronų gamybą. Dar kartą priminsiu, atsargiai veržiant viską, kad nesugadinti sriegių, ypatingai su motorais. Ten sriegio nedaug, ten 3 ar 4 apsisukimai ir jau tie motorai laikosi. Mes matome, kad
varžtai neišsikišę. Būtų gerai, kad mes patį viršų kažkiek matytume, tai galbūt man reikės tos varžtelius biški didesnius surasti paskui. Aš turiu ten įvairių dydžių varžtelių komplektą. Mes matot, ateina tie varikliai su tais varžtais. Jeigu perkat juos atskirai, dažniausiai gamintojas gi nežino, kokio storio tos dronų kojas pas jūs bus, nes kai kurios kojas yra plonesnės, tai tie varžtų dydžiai gali skirtis. Visko yra gerai, gera praktika nusipirkti tiesiog įvairių varžtų ilgio komplektą. Labai lengvai, čia pradžioj prisukit, neskau, galbūt aš pastebiu, kad čia būtent tam šitas toks sudėjimas visų detalių, taip sakant, dry build, čia angliškas įsireiškimas, svarbu pažiūrėti, tai prasme, ar mums reiks kokių detalių ateityje ar ne. Ir aš sakau, aš jau matau, kad aš greičiausiai norėsiu tų varžtelių bent jau 1 milimetrų ilgesnių. Nes, aš norėsiu, kaip bus tas milimetras, man bus kaip tik lygiai su viršumi tų tvirtinimo plokštelių ir jie neišsikiš tuo pačiu per aukštai. Ir paskutinis motoras. Variklis, motoras. Greičiausiai motoras. 2 varžteliai varžlė. Visus varžtelius saugokit, kad neišsimėtytų, įdėkit atgal tą pačią dažiutę. Ypatingai nepraraskit šitų varžtelių, nes kuo jie yra ypatingi, čia varžtai, šitos veržlės yra M3. Čia beveik visi propeleriai 6, 7, 5 inčių dronuose naudojame. Specifika yra tame, kad ten yra silikoninė tokia tarpinė, kuri neleidžia varžtui laisvai atsisukti. Tokia silikoninė, ją kaip visiškai priveršėt ir jis taip lengvai neužsisuka, ypatingai pirmą kartą, kai veržėte savaitę ir sustoja, nes būtent ta silikoninė veržė spaudžia. Tai su specialiu rakteliu, paskui užveržėte iki galo ir jinai tarpinė laiko neleidžia propeleriam atsipalaiduoti, kai jūs skrendate. Matom mūsų atlaidai. Ateina. Galima tik gražiai. Pakol kas galim tiesiog patraukti viską į šoną, kad čia nesipainėtų. Bet mūsų varikliai yra pritvirtinti, laidai eis į priekį čia. Ir dabar toks pats maloniausia dalis. Uždėsime mūsų, taip sakant, aš jas vadinu brangakabiniais. Čia mūsų flight controller. Čia yra SpeedyBee F405 4 versija. Čia mūsų visur juartai, čia būtent visi mūsų kontaktai, kur mes viską lituosime. Apie patį flight controllerį FC mes pašnekėsim smulkiau, kai mes jau pradėsim lituoti viską prie jį. Par galim biškį į šoną atidėti. O čia yra mūsų SpeedyBee, irgi čia tas pats komplektas, 660 amperų, 4 ESC vienam korpuse. Ta prasme, seniau kažkada anksčiau būdavo tie ESC, Electronic Speed Controller, būdavo atskiri kiekvienam varikliui. Dažniausiai jos ant kojų čia tvirtindavosi.
bet dabar jau praktiškai visi nauji speed kontroleriai, visi 4 yra vienam korpuse. Čia vat visa elektronika ir taip toliau. Čia visokie MOSFETai, tokie dalykai, bet čia mūsų vat visi pagrindiniai kontaktai. Okay? Tai čia vat yra 3 laidai nuo kiekvieno variklio. Varikliai yra nešepetiliniai, taip sakant, brushless. Ir ta prasme, va šitie 3 laidai vat lituojasi prie šitų 3 kontaktų. Kaip jūs juos sulituosite, svarbiausia, kad va šitie 3, va šito vieno variklio, jūs galite bet kaip sulituoti, ten keisti, esmės nėra. Geriausia yra tiesiog paimti, va, kad būtų viskas lygiai, kad jie nesusikryžiavę, nesusipainėja, va išlyginti. Nu, taip gaunasi gražiai ir va šitie kontaktai, va taip va, ir bus prilituoti kiekvienas iš eilės. Kad, nu, vienas per kitą jie ten nebūtų persilenkę. Aišku, mes juos turėsime nukirpti ir vat, mes būtent va taip prilituosim. Dabar šitas ESC, jisai dedasi, čia va dar matote, yra vadinasi, nu, angliškai vadinasi grommets. Jie tokie guminės tarpinės tokios. Jisai dėžutėje dar yra ir atsarginė, jeigu ateity ar pamesite, ar kažkas susikadins, vat matot, čia dar yra atsarginių įdėta. Guminės tarpinės, jos reikalingos tam, kad jos vibraciją nuimtų, nes ten šitas giroskopas, gyro, taip vadinasi, jisai, nu, svarbu, kad jis kuo mažiau drebėtų. Jis, tapsime, tai turi įtakos skrydžiui. Čia yra ir kaip tik kondensatorius, kurio mums reikės, aš gal ir iš karto išimsiu. Ir kas man patinka su SpeedyBee, kad viskas gražiai sukomplektuota, jie netgi savo papildomus varžtus ten įdėję. Gal mums reikės ilgesnių ir taip toliau. Ir plastikinės veršlės ant viršaus. Nu, pamatysit viską, čia pabiški šlės, bet vat, labai man patinka vat, šitie izoliatoriai tokie. Jūs galima uždėti ant kondensatorius iš karto. Čia važiuokit, kondensatorius, va, kur vat, matot vis laik vat, tokie, vat, čia yra minusas. Minusinis kontaktas, yra svarbu nesumaišyti. Vat, galima iš karto uždėti juodą izoliaciją ir raudoną ant pliuso. Pliusas niekur nepažymėtas, bet va minusas yra visą laiką pažymėtas čia. Pakol kas mes atidėsim tai iš šono. Čia bus kabeliai, apie juos mes irgi pašnekėsim. Jų pagalba jungsis ESC su flight controlleriu. Čia, kaip matote, yra jungtis kištukinės, kas yra labai patogu. Yra ir variniai kontaktai, prie kurių galima lituoti, jeigu šitie nulūžta kada nors ir taip toliau, galima visą tai lituoti paprastais laidais, bet va, daug yra patogiau naudoti va, tokius jungiklius. Bet pirmą mes uždėsime ESC. Dabar yra svarbi taisyklė, kad ESC iš principo jį galima dėti ir vienaip, ir kitaip. Kartais aš, pavyzdžiui, sudaręs droną, kur, gerai, dar pašnekam šiek tiek. Čia yra viršus, va šita metalinė dalis ne ant visų ESC būna. Čia yra vadinasi heat sink. Čia toks kaip radiatorius, nes jisai, kai ESC sunkiai dirba, kai jisai skraido, jisai įkaista pakankamai. Ir čia va šitas metalinis paviršius, jisai tiesiog išsklaido tą šilumą. Jisai yra prilipdytas, kaip jeigu paims atsuktuvą, jį galima ir atplėšti, bet nedarykite to. Tai va, čia yra 2 kontaktai, čia yra, kaip ir didžiausi kontaktai visam drone. Prie jų mes lituosime baterijos laidus. Bet jie lituosi čia yra pliusas, ten pažymėta čia minusas, tai aišku, reikia, raudonas eina prie pliuso, juodas eina prie minuso. Ir dar be to
aš kaip minėjau anksčiau, kur aš jį padėjau, kur mūsų kondensatorius, va. Tuo pačiu kondensatorius irgi tvirtinasi prie ESC. Ir pakankamai, dronai praktiškai visi didesniai, pradedant nuo 5 ir einant žemyn, aukštyn, visur reikia dėti kondensatorių, nes kai prijunginėjai tą bateriją yra būna didžiulis krūvio, toksai kaip šūvis ir ta prasme, kad ten neperdegtų daiktai ir taip toliau, kondensatorius yra labai gerai. Ypatingai, kai skraidote ir duodate daug gazo ar ko nors, ta prasme, didelis elektros įtikimas, jisai apsaugo elektroniką. Čia irgi yra skilutės, kaip tik man patinka tuo pačiu šitais PDB ESC kontroleriai. Yra naujesnių daugumos irgi yra skilutės. Galima kaip tik prakišti tą kondensatorių čia, pliusą ir minusą. Mes ten taip gražiai, jis taip užsilenkia, galima ir įvairiai. Ir ten prilituoti ir paskui taip pat prisilituoja pliusas minusas baterijos. Va. Ir visą tai atrodo, kaip dedas. Kadangi mes šitam ypatingai drone viskas yra sukonfigūruota tai, kad baterijos laidai, net griovelis, šitas specialus yra padarytas ir šitas įdubimas kondensatoriui, viskas eis į galą. Taip va. Tai mūsų ESC kontaktai turi žiūrėti galą. Iš principo, jeigu jūs patys norit kažką keis, jokio skirtumo nėra, net galite net ir taip padaryti, tiesiog sulituot laidus taip, jeigu jums išeina, arba jums taip patogiau, ir gali padaryti, kad jūsų baterijos laidai išeidinėtų iš šono, jokio skirtumo nėra. Tiesiog aš dabar rodau taip, kaip šitas dronas buvo sukurtas, visas dizainas padarytas taip, kad laidai eitų baterijos į galą. Ir čia bus specialus baterijos kaip štekeris toksai, mes nenaudosime šitos dalies laido, mes ją nukirpsime, ir mes prilituosime kitą antgalį, kuris į patį korpusą įsitvirtins, ir tiesiog jums reikės bateriją į patį korpusą prijungti. Tas man irgi labai patinka. Yra savų pliusų, savų minusų, bet pamatysit, kai mes visą tai darysime, greičiausiai sekančiam video. Tai va, pirma dalis mes dedame esys, kaip tik ant šitų varšuvą gražiai užsideda, o šitas mūsų kondensatorius turėtų gražiai pažiūrėti, kad jis mums tilptų, kai reikės kažkaip pažiūrėti, arba kaip reikės tos laidus mums sukonfigūruoti. Kažkodėl mums šitas kondensatorius taip ypatingai netinka. Mes gali būti, kad mes tokių dalykų dažnai atsitinka. Įdeda detalę, bet būtent gal šitas kondensatorius yra tokio dydžio, kuris iš tų flight controllerių, kuris yra visai kitos firmas negu šitas dronas, ne? Jis netelpa. Būtų jis šiek tiek mažesnis, būtų superis, taip gražiai telpa į šitą, būtų tilpęs į šitą tarpelį. Čia reikės mums galvoti, mes gal jį pastatysime tiesiog taip va. Įkišime ant tos dalis ir mes jį taip va sulituosim. Paskui ten tos jų laidelius išlakstysime įvairiai. Arba gal netgi atvirkščiai mes taip galim, bus lengviau. Mes jį taip įstatysime. Okay. Turėtų tilpti gražiai, mes jį taip pabandysim įstatyti. Paskui tiesiog tos laidus gražiai aplinkui prilituosim, spausis, tie taip įsivakys, į tą gravelį taip įsispaus. Ir ant viršaus pas mus prisisuks video siustuvas. Tai va, pakol kas aš atidėsiu šitą kondensatorių, šitą pakol kas tik sudedam ESC. O čia mūsų FC.
Čia prie šito lituosis, čia štekeriai yra tik tai, aš kiek suprantu, yra tik tai DJI arba skaitmeniniam, jį galima kaip ir pakeisti šitam video sustuvui. Yra būdų, kaip pakeisti, nes aš turiu ten komplektą štekerių ir laidelių, kur mes galime pritaikyti, naudoti šitai jungčiai, bet kaip pirmą droną aš paturiu išmokti viską, kad gražiai prilituot, mes išsiaiškinsime, ką reiškia visi šitie kontaktai, ten su visais atžymėjimais, 4V5, G, T6, R6, 9V, G, VTX ir taip toliau. Viena svarbi detalė yra svarbu turėtų omeny, kad reikia, kai uždedinėjate flight controller, jo pozicija yra svarbi. Nes jisai yra pats suprogramuotas ir mikroschemos vienu žodžiu žino, kur yra priekis. Giroskopui ypatingai tai yra svarbu. Vat kaip matote, va čia yra strelytė tokia. Ir kiekvienas flight controlleris turi. Jų ten dizainas yra skirtingas, bet visiems žiūrėkit, kas yra labiausiai panašu į strelytę, kad jinai žiūrėtų į priekį. Jeigu kartais neišeina ir reikia jį apsukti atvirkščiai, tai irgi galima padaryti, bet tada reikia prisiminti, kad jūsų strelytė žiūri atgal ir tada mes tai galime visą tai kompensuoti programinę įrangą, kai mes jau jį programuosime, kai būsime surinkę viską sulitavę, kai jisai jo hardware detalės bus visus jau surinktos, kai mes tik tai jį programuosime. Va. Dabar mes jau išdėsime teisingai. Va. Ir iš principo reikia jau dar svarbu pasižiūrėti, kai sudedate detalės, kad būtų tarpai, kad apačia nesiliestų prie rėmo, nes vėlgi čia yra visur elektronika, jeigu kažkas liečiasi prie rėmo, jisai yra iš anglies pluošto, jisai laidininkas, jisai praleidžiasi tas pats, kas būtų metalinis. Tai tiesa, nieks neturi liestis prie metalo. Ir lygiai taip pat, kad tarpas būtų irgi čia, nes dažnai būna, kad laidus mes prakišime pro apačią ir kai kuriuos. Tai va. Mūsų brangakmeniai gražiai sudėti. Ir čia, kaip minėjau, tam rinkinį yra plasmasinės viržlytės tokios. Aš dažnai plasmasinių viržlyčių nenaudoju. Aš mėgstu naudot metalinės veržlės, kurios yra labai panašaus dizaino kaip propelerių veržlės. Man tik tai yra mažesnė, čia yra M2 veržlės, bet jos irgi ateina su ta guminė tarpinė, kurios neleidžia šitom veržlėm atsisukti. Aš turiu irgi rinkinį, pats nusipirkau, tu prasme, jų galima Amazon'e nusipirkti, arba aš žinau, kaip Europoje populiaru yra AliExpress, tas kiniečių websaitas, bet tai prisisuka ir viskas tvirtai laikosi 4 viršlės čia uždėjus. Bet be jokių problemų galima naudoti ir tas, kurios ateina pas jūsų rinkiniu, jūsų FC, tas pačias plastikinės veržlytės naudoti. Va, paskui sekantis dalykas, pabandom įstatyti, čia yra radijo imtuvas. Kol kas jisai surinktas, aš jį pabandysiu išrinkti, viską išlituot, kad mes jį atskirai, kai jau lituosime viską ir dėliosime, kad jūs galėtumėte kiekvieną žingsnį sekti, bet dabar mes jį visiems paruošime taip, kaip jis yra dabar čia. Mes greičiausiai tik šitą jungties nenaudosim, reikės tiesiog ją nukirpti, mes turėsime ją prilituoti tiesiai prie F-kontrolerio. Čia aš kadangi naudojau su kitu FC, kur buvo visur tos plastikinės jungtis. Tai dėl to tas jungtis, bet mes ją atsikartysim arba tiesiog visai kitus laidus prilituosim. Tai va, šitas radijo imtuvas, jisai, čia jam kaip tik vieta yra padaryta šitame rėme. Jis prasikiša, čia laidas. Anteną įsistato į tą TPU. Kaip matot, čia
tas TPU plastikinis, kuriame praeitoj daly įstatėm, tai jisai galima taip praskiest, išsiema jisai ir anteną galima įstatyti gražiai. Įsistato jinai, ir laikosi jinai. Čia yra 2,4 GHz antena su siųstuvu. Siųstuvas irgi turi savo lempučių, spalvos ir kaip jos mirks yra svarbu, tai gerai, kad mes galime kaip tik iš viršaus jį matyti. Ir paskui mes tiesiog pravesim šitą laidą. Kažkaip tai ir mes greičiausiai naudosime vieną ar kitą UART, čia greičiausiai mums prisilituos viskas. Kol kas atrodo vietos kaip ir yra, bet dar pasitikslinsim viską vėliau. Sekanti dalis mūsų kamera. O kaip jums rodžiau, kameros čia yra kabeliai. Čia yra atskiras kabelis, apie jį mes pašnekėsim daugiau, bet čia yra 3 pagrindiniai laidai. Raudonas yra elektra, pliusas, juodas yra minusas ir geltonas yra signalas, ta prasme iš kameros signalas eina į FC. Jisai yra ten perdirbamas, uždedami OSD, tai yra vadinasi, būtent visi, kai per akinius žiūrite, kai matote visokius užrašus, aukštis, greitis, baterijos ir taip toliau, visi tie užrašai, čia yra FC sukuria tos vaizdus. Ir ta prasme, tas signalas sukurtas, tada iš FC mes prilituosim laidus prie video siųstuvo ir tada jau tas vaizdas su tais visais užrašais ir rodikliais taip toliau bus siunčiamas į mūsų akinius. Jeigu jums absoliučiai jokių tentų, taip sakant, rodiklių nereikia, tai iš principo galima kameros prie FC nelituoti apskritai. Paimti tiesiog visus tos laidus, prilituoti prie video siųstuvo ir jums tiesiog gryną vaizdą be jokių tenai, be jokios informacijos siūs. Bet bus pilnas vaizdas viską, ką kamera matosi. Čia kamera, kamštelis nusiema. Galime prijungti iš karto. Svarbiausius šitom jungtim reikia švelniai ir atsargiai. Pasižiūrėkit, dažniausiai būna skylutės čia apatiniai daly jungtuko ir žiūrėti, kad tas adatėlės čia kur irgi apatinė, jas kad gražiai taip pat įtaikyti, kad jas neužlinktų. Ir gražiai jas įsispaudžia. Ir prašau, šitą galima tiesiog pakol kas užveniot. Šitą irgi. Varštelius išimsime, čia yra mažiukai varšteliai. Čia mums reikia kito to 1,5 atsuktuvą ir galime bandyti kamerą įstatyti. Aš kaip priminsiu, tos gumytės yra kaip tik šitai kamerai. Jinai yra 19 mm skersmuo čianai atstumas į dydžio. Žiūrėkit, kad būtų viršus, čia užrašyta rankiam, kad į viršų žiūrėtų. Kai kurios kameros, jeigu perversta ją prisukat, aišku, tada matysite apverstą vaizdą, bet kai kur galima ją paskui elektroniniu būdu, programinė įranga vaizdą atversti atgal, bet aš kiek žinau, ne visos. Ir jinai taip įsispaudžia, kaip tik labai gražiai atitinka tos gumytės ir tie varšteliai, paskui. Čia yra 3 skirtingos skylutės, pažiūrėti, kuri jums geriausia, kuri skylutė jums labiausiai tinka. Ir žiūrėti, kad kamera būtų tokiu kampu ir neišlystų toliau negu rėmai. Jeigu kažkur dronas trenksis, kad rėmas kamerą apsaugotų. Aš pakol kas jos dar neprisukinėsiu. Prasme, kaip ir nereikia. Nes reikės išrinkti šitą rėmą, kad prisukti kamerą yra daug lengviau, negu kai jinai jau yra įstatyta. Įstatė mūsų kamerą čia. Tad žiūrėkit, vienas daikčiukas, kurį aš nupirkau šitam dronui, tai yra elektroninis skambutis toksai, kaip ir burzgiklis. Jis yra firmos HP
HGLRC. Aš prieš tai kitos firmas naudojau, bet jis turi savo bateriją. Jeigu jūsų dronas, sakysim, ten iš dangaus nukris į kokią pievą, netgi jeigu baterija atsijungs, šitas skambutis turi savo mažą bateriją ir jinai pradeda pipsėti po kelių sekundžių, jeigu baterija atsijungia. O jeigu baterija lieka prisijungusi, tai jūs galite tiesiog įjungti pipsėjimą iš savo pulto. Va. Čia yra laizdelis, čia pats yra pipsiukas, čia dar priedo yra LED lemputė, kuri mirksėt pradeda. Jeigu naktį ieškote, pamatysit, kad vat mirksi. Čia irgi vat tas toks štekeriukas toks, įsistato ir čia vat kaip tik yra NFC kontaktai specialiai, vat būtent BZ, tai yra buzzer. Tai vat mes prie jų kaip tik ir prilituosim jį. Jeigu mes nuimtume dabar FC, mes jį galim prilituoti šitus laidus prie šitų 3 kontaktų čia, prakišti ir jis galės mums būti ten priekyje, kur vietos yra, mes jį ten su izoliacija galim pritvirtinti ir toliau. Čia pas mus vietos kaip tik pakankamai yra ir bus. Ir dabar patikrinsiu net mūsų šitas naujas, kurį tik irgi nupirkau, video siųstuvas. Va. Čia antena ir štekeriai, šitie laidai mes irgi jos lituosime prie flight controllerio, duoda jam energiją ir taip toliau. Čia yra 4 tvirtinimo taškai. Šitie tvirtinimo taškai yra tokio pačio dydžio kaip flight controlleris. Matote, čia irgi 30x30. Dalykas tas, kad matom mes gale, mes neturime tokių skilučių, nes jisai išlenda, neatitinka tos skilutės. Čia mums reikės truputėlį pafantazuoti, tam aš turiu tam tikrų kitokių senesnių detalių, bet yra būdas toks, kad čia yra, jeigu matote, toks kaip punktyro linija. Šitie dalykai jie taip lengvai nusilaužia, šitos ausytės. Ir jį galima paprasčiausiai izoliaciją apvyniot ir prilipdyti prie apačios su lipne izoliacija ar apvyniot kažkaip, tai tiesiog, kad jis tvirtai laikytųsi arba su zip tie ir praktiškai to pakaktų, suprantat. Nelabai gražu ir taip toliau. Čia mes bandysime, sakau, aš turiu tokias senesnės detalės nuo kito drono. Ten bus galima šitos kaip konverteris pas mane yra. Aš galėsiu, prie šito, matot, yra skylės kaip tik 30x30 prisisuka. O šitas bus galima kaip tik skylutės čia atitinka. Čia yra 20x20. Ir tos skylutės bus galima čia jas pritvirtinti. Ir tada prie tų didelių prisukti tą. Kitas dalykas, kad aš turiugi, jums rodžiau, kitą siųstuvą irgi SpeedyBee. Tos pačios firmos kaip tie flight controlleriai, vietoj šito mes galime naudoti šitą. Ir čia yra skylutės, kaip tik jos yra 20x20. Dalykas tas, kad kadangi korpusas čia yra kontaktai ir taip toliau, mes čia tikrai negalime tiesiai pritvirtinti prie korpuso. Dėl to, pavyzdžiui, irgi būtų gerai naudoti kažkokią tai tarpinę, kad kaip ir šitą, kurių skylutę, sakysim, čia pritvirtinti prie šito korpuso ir ją tada dėti ant viršaus. Arba su šitų rėmų ateina dar kitokie tokie tvirtinimo stulpeliai. Tuo aš juos surasiu. Čia su šitų rėmų čia bus tokie ilgesni plani varžteliai. Jie labiau yra pritaikyti DJI specialiai tipo sistemai. Bet jeigu mes tuos varžtus, tuoj parodysiu. Jį prasikiša.
Ten pilnai nesusukinėsiu visų, nes, jų čia daug yra. Bet va, jisai va tai freak. Įsisuka čia, ne? Ir va tokios tarpinės jos užsideda. Tai galima ant tų tarpinį tiesiog pasakyti, jis taip ore laikys. Dalykas tas, kas man nepatinka, šitam sustuvė, kad šitos skylės jos yra didelės. Čia greičiausiai būtų gerai, jeigu galima rasti kažkokių tai plastikinių tarpinių, jos, kad būtų tokios, bet kad būtų mažesnės, plonesnės ir kažkaip jos į tas skylės tilptų plastikinės. Bet, kaip matom, ne, čia, sakau, reikia biškį galvą palaužyti. Bet galų gale, netgi šitą patį imtuvą jį galima tiesiog izoliaciją apvynioti, uždėti lipnę iš abiejų pusių izoliaciją ir tiesiog, netgi be jokių varžtų paimti, tiesiog jį ir prilipdyti. Bet jis prisispaudęs laikytus ir tiek. Mes jau kai konstruosim, pamatysit. Bet irgi, kaip matot, visai gražiai telpa, mums vietos pakanka, viskas čia pas mus tvarkoja, laidų ilgis pakankamas, viskas kaip ir tvarkoja. Tik svarbiausia man čia visų šitų dalykėlių, kad neišmėtyti, nepamest. Vienu žodžiu, šį video mes jau pabaigsim. Aš kaip matau, viską sudėjom, laidai atitinka, sakau, man varžtelių reikės čia ilgesnių varikliam pas mane, pasižiūrėkit pas save, kaip pas jūs, ar varikliai tvirtai laikosi ar ne, visos detalės kaip ir telpa, ir jau sekančiam video mes ko užsiimsime, tai tiesiog iš visą tai, visos šitas detalės mes išmesim lauk, mums jų kaip ir nebereikia, kad jos mums čia trukdytų. Mes užsiimsime laidų litavimu prie FC. Mūsų sekančio video bus darbas prijungti variklius prie ESC. Tai iki kito video.